Sveiki visi. Šiandien Bekai Associates, kaip matote, šiek tiek kitokioje erdvėje. Tai reiškia, kad jeigu klausotės per Spotify, tai galite nueiti į YouTube platformą ir pamatyti visą video. Šiandien, jau kaip ir minėjau, mes turime jau kitokį konceptą. Prie manęs jau prisijungė ir Ignas ir šiandien turime šios du žavius jaunuolius. Tai aš esu Alan, dar kitaip žinomas kaip dropshippingo veteranas ir esu dėkingas, kad esu čia pakviestas. Ir aš esu Liudvikas ir taip pat užsiemu internetinę komerciją bei dropshippingu. Tai malonu ir man, kad jūs atėjote, tai dabar, manau, galim tiesiog pradėti. Tai dabar paprašysiu vaikinai biškį šiek tiek daugiau apie save, negu kad dabar pasakėt. Nu tai žodžiu. Gal vaikinas su balta kepurė Alanas. Garbės, garbingumo daugiau. Nusiėmė kepurę. Tai žodžiu. Ir pradeda daryk. Tai žodžiu. Ką? Baigis sakyt, nu žodžiu. Nu jei sakyk. Palauk. Nu palauk, reikia apie save pagalvoti. Tai gal kol galvoti Liudvikas galėtų apie save kažką. O blai padarykit po to behind the scenes, karočią, failas. Pirmas Alanas. Palauk, kas už? Gerai, tai esu iš Klaipėdos. Visada norėjau būti turtingas ir mokykloj būdamas aš kažkaip visą laiką galvodavau, kad koks bus mano gyvenimas, jeigu aš tapsiu turtingas. Ir visą laiką grįždamas namo man vien tik mintis sukdavosi, kaip turtingi žmonės gyvena, kaip pinigai atsiranda, kaip veikia šita sistema, kaip gauti, kur išleisti, kur investuoti. Ir kai tokias mintis užkildavo, tai visada ieškodavau atsakymų YouTube'ai. Iš tikrųjų, YouTube'as buvo vienintelis dalykas, kuris man padėjo tai viską suprasti. Ir dabar pagrindinis dalykas, ką aš darau, tai yra dropshippingas arba internetinė komercija. Tai jo. Tai YouTube'as buvo prie tavęs net kai artimieji nebuvo. Jo. Gerai, Liudvikai. Tai kaip ir minėjau, aš užsiemu dropshippingu, e-komerciją. Jau šią veiklą užsiemu apie 2 metus. Pradžiai savo verslus vystydavau Lietuvos rinkoje, tačiau dar visai neseniai pradėjau plėstis į šiek tiek platesnes rinkas po pasaulį, tai Amerika, Anglija. O šiaip tai jau galėčiau sakyti, kad nuo pat mažens iš tikrųjų tiesiog, man vis kilo tokios mintis, kad užaugęs noriu daryti kažką savo, kad man būtų šiek tiek sunku, kad tiesiog dirbti kažkokiam žmogui ir veikti tai, kas man tiesiog nepatinka. Netgi kai tėtis prašydavo nupjauti žolę, man realiai būdavo sudėtinga. Tai atsirado tokia kaip motyvacija iš dalies sukurti kažką savo ir, veikti gyvenime, kas man patinka ir, aišku, turėti finansinę vietos bei laiko laisvę. Ačiū. O gerai, o berniukai, o dabar kartu esat draugai, klasiokai. Tai ar kartu kažką darot šiuo metu? Šiuo metu dabar ne, bet neseniai darėm vieną projektą. Aiškus, ir seniau darydavom daug projektų. Jo, tikrai mes dviese, aiškus, turime ir savo asmeninius projektus ir dirbame su kitais žmonėmis, bet kadangi, aiškus, vykdome panašią veiklą, mūsų keli kartai susikerta ir tikrai kartu dirbame ant net keletos projektų kartais ir tikrai, kad būna, kad, abudu susijungiame ir tikrai šio kartu padarome. Na gerai, ačiū. Na ir dabar, manau, publikai įdomiausias klausimas, tai jūsų uždarbis, berniukai, kiek esat uždirbę per paskutinį mėnesį, kiek apskritai esat uždirbę? Pasidalinkit. Aš manau, kad šį klausimą galiu atsakyti už mūsų abu, dėl to, nes šio mėnesio pradžioje ir praeito mėnesio pabaigoje darėme kartu vieną projektą, su kurio padarėme arti $20 000 apyvartos per porą savaičių bėgį, galbūt šiek tiek trumpiau, abudu pasiėmėme po 5-6 tūkstančius eurų pelno. Ir šiuo metu abudu atskirai vystome savo projektus ir ieškome kažko naujo, nes šį projektą iš tikrųjų uždarėme šio mėnesio pradžioje. Tačiau paskutinis atlyginimas ar uždarbis, galėtumėm sakyti, buvo abiem po 6 tūkstančius ant bendro projekto.
O ta stambioji suma iš praeities, jeigu sudėtume viską į vieną, kokias sumas matytume Bendrai ar bendrai? už save galėčiau pasakyti, kad šiais metais po kol kas esu padaręs arti 100 000 eurų apyvartos. Su profito maržomis gal apie 40-30%. O kaip pelnas, aš negaliu atsakyti šitą klausimą. Nu, aš žymiai mažiau, nes pas mane būdavo tokių vietų, kur aš nustojau daryti projektus, būdavo tokių vietų, kai aš tiesiog, dariau, bet iš viso gal 20 000 yra. Na irgi dabar paskaičiaus su profitais irgi buvo koks 30-40%. Bet Liudvikas žymiai daugiau buvo daręs nei aš. Supratau, gerai, o nuo ko pradėjot, kas paskatino? Ai, tai atsimenu 8 klasiai kažkaip 8 klasiai, kai buvau, kažkaip mane labai užkabino resellingas, buvo toks dalykas. Ir kažkaip, dabar neatsimenu, dabar bijau pameluoti, ar 2020 metais, nežinau, kada tiksliai atsirado Facebook Marketplace'as, man kažkaip sudomino, nes aš matydavau, kad ten žmonės vis pardavinėdavo kažką. Ir būdavo toks dalykas, jis vadinosi flipinimas, man rodos. Jo ten, pavyzdžiui, aš taip mačiau, galvoju, kažką noriu parduoti, kažką reikia parduoti ir po to mačiau, kaip kažkas sakė, kad galima būti kaip tas sakomas vidurinis žmogus, kur tiesiog tu nupirki prekę ir tu išsiunti tiesiai klientui. Ir aš kažkaip galvojau, o jeigu aš tiesiog padarysiu taip, kad aš įdėsiu kažkokį produktą į Facebook Marketplace'ą, kažkas nusipirks ir tiesiog aš išsiųsiu iš kažkokio kito tiekėjo. Tai čia buvo pirmas dalykas, kas man šovė, bet tada dar nelabai žinau, kas tas dropshippingas yra. Tu, Liudvikai? Realistiškai, tai kaip ir jau prieš tai minėjau, kad kažką vystysiu savo, tą idėją jau turėjau realiai nuo pat mažens vis. Nes, aš turiu pavyzdį, tarkim, mano tėtis, ar ne, jis yra verslininkas, jisai sukūrė kažką savo, tai iš dalies man visą gyvenimą buvo tas dalykas prieš akis, kad, tikrai manau yra faina vystyti kažką savo, ar ne. Tai vis kaip pasižiūrėdavau savo tėtį, bet po to atsirasdavo tokie momentai, kad, tarkim, mokykloje, pradėdavo būti iš tikrųjų sunku mokytis, vis prarasdavau motyvaciją prie to pačio, kai reikėdavo šiaip kažkokius darbus, ypač fizinius darbus daryti, aš tiesiog jausdavau, kad aš negalėčiau taip dirbti ten 6 dienas į savaitę po ten kokias 8 valandas, ir ne, tai tiesiog man būtų per sunku. Ir aišku, dar šiek tiek vėliau atsirado toks momentas, kada aš susivokiau, kad aš noriu siekti išties kažko aukščiau gyvenime visapusiškai, ne tik finansiškai. Ir manau, tas mane labai stipriai motyvavo pradėti kažkokį verslą ir tuo metu iš tikrųjų Alanas turėjo sąlyginai tais laikais sėkmingą verslą internete, kuris jis pardavinėjo realiai prekes internete ir tiesiog pamačiau, ką daro Alanas, to susidomėjau, šiek tiek su juo pasikalbėjau, pradėjau pats domėtis. Ir įėjau į tos vadinamos e-komercijos rinką. Supratau, o dar turbūt daugam būtų įdomu, ką turėčiau, pirmiausia padaryti, kad įeiti į tą e-komercijos rinką, kaip jūs sakote, kas yra svarbiausi aspektai to? Mano nuomonė, pats svarbiausias šio dalyko aspektas yra disciplina. Dėl to, nes iš tikrųjų pačioje pradžioje, jeigu tau labai nepasiseka, kas yra 99% žmonių, kurie pradeda, jiems užtrunka labai daug pinigų, laiko ir išties tiesiog tokių, kaip galėtumėm sakyti, pralaimėjimų, kad, pradėti iš tikrųjų uždirbti realius pinigus internete. Pavyzdžiui, man asmeniškai, užtruko vos ne pusę metų, kol aš pamačiau savo pirmą pardavimą. Ta prasme, aišku, aš manau, kad aš dariau labai daug klaidų ir galima žymiai greičiau pasiekti pirmosius rezultatus. Bet aš manau, kad aš esu geras pavyzdys, kokių išties reikia, pastangų ir kokios reikia motyvacijos bei disciplinos, kad pasiekti tuos pirmosius rezultatus. Tai iš tikrųjų pradėkite daryti dalykus, kas jums, nepatinka daryti. Kad ir tie patys mokslai, jeigu jūs einate į mokyklą ar ne, galite pradėti mokintis, galbūt eiti į sporto salę, bėgioti, maitintis sveikai, ar tiesiog kažkokius dalykus. Tai, kas jums yra sudėtinga, ar galbūt neatrodo taip faina daryti. Bet tiesiog, kad užsiugdyti tą reikiamą discipliną, pradėti verslui, tai aš manau, kad tai yra pirmas žingsnis. Supratau, o kai pradėjot, kiek jums buvo metų? Kiek čia buvo palauda? Arba 14, gal 15, gal 15 pradžioj berods.
Dabar tau 17. Dabar 17. O tu, Liudukai? Aš pradėjau iš tikrųjų per savo 15 gimtadienį. Aš atsimenu, man suėjo 15 ir aš turėjau, iš tikrųjų kelis mėnesius prieš aš buvau prisijungęs į tokią kurso programą, tačiau ji dar nebuvo išleista, aš ten iš anksto susimokėjau ir laukiau, kol ji bus išleista. Bet kai man suėjo 15, aš gavau šiek tiek pinigų ir nusipirkau savo pirmą domeną. Tai svetainės ten buvo www.kalet.lt. Aš nusipirkau savo pirmą domeną ir pradėjau statyti savo pirmą svetainę. Ir kai lygiai man suėjo 15, tai čia buvo lapkričio 2, 2022 metais. O va, turėt kažkokią parankę ir viską darėt patys? Nu, aš iš pradžių tai vienas dariau, po to kažkaip pasiūliau vienam draugui tiesiog prisijungti ir kažkaip negaus taip, kad pirmą projektą aš dariau vienas. Tada man kažkaip nepasisekė ir kažkaip antrą projektą aš jau draugą buvau pasikvietęs. Jo. Aš iš ties, kaip ir minėjau, tikrai labai stipriai padėjo mano draugas, kuris čia su mumis sėdė, Alnas. Iš tikrųjų, tos visus pradinius dalykus jis man labai gerai paaiškino ir, iš ties, kaip atsakė į mano klausimus. Tačiau savo pirmąjį projektą irgi dariau vienas. Ir labai daug, ta prasme, viską vėliau išmokau tiesiog internete, darydamasis savo researchą ir žiūrėdamasis realiai video per YouTube. Dar noriu pridurti, jeigu kažkam įdomu, kad pačioj pradžioj, aš neturėjau jo komentarus, tai pats turėjau visko išmokti. Supratau. Gerai, o su Liudviku nesenai buvom susitikę dviese ir minėjo tokį dalyką, kad tu tiek save žaloji, kad daiktų pirkimas yra jau tokia kaip atgaiva. Tai apie išlaidas jau šiek tiek paskui pakalbėsim, bet tas savęs žalojimas, kaip jis stipriai veikia ir kaip jis pasireiškia? Šis dalykas vis tiek, manau, šiek tiek silpniau ar stipriau atsiranda kiekvieno žmogaus, kuris nori nuo jauno amžiaus vystyti verslą. Tai yra toks, galėčiau sakyti, neišvengiamas dalykas vis tiek. Jeigu nori pasiekti labai rimtų rezultatų, tu turi įdėti realiai visą save, atsisakyti savo blogų įpročių ir įgyti naujus geresnius įpročius. Tiesiog realiai pakeiti visą savo gyvenimo būdą. Dėl to, nes, tai yra reikalinga, jeigu tu nori pasiekti iš tikrųjų aukštumas šiame verslo pasaulyje. Ir dėl tos tokios didelės kaitos ir kadangi, tu realiai dirbi praktiškai visą laisvą laiką, tiesiog, iš dalies, gyvenimas nebebūna toks smagus, kaip seniau būdavo ir tu turi atsisakyti labai daug draugų ir dažnai gali pasijausti vienišas, liūdnas ar tiesiog realiai pasimetęs, ypač kai nematai rezultatų po tiek daug darbo. Aišku, visada yra svarbiausia tiesiog toliau judėti dėl to, nes jeigu pasiduosi bet kokiu momentu, realistiškai nepasiekia savo rezultatų, tai tu dirbai veltui. Tu save nusivarėjai į šitą dalyką veltui. Tai iš dalies šiuo metu, kas man labai padeda, kadangi, jau šiek tiek, kadangi dalykai stabilizuojas, man nereiks savęs tiek įdėti, aš mėgstu praleisti laiką su draugais, iš tikrųjų tai labai padeda, bet prie to pačio ir pinigų leidimas, kaip ir tu minėjai, yra vienas iš toks dalykų, kas tau duoda, galėčiau sakyti, tokį momentinę laimę, bet vis tiek, tikrai padeda ir tas pinigų leidimas nėra kažkoks, kai tų pinigų yra, tai, galėčiau sakyti, kad nedaro tokios finansinės žalos, kaip tiesiog bendraamžiams iš dalies. Gerai, tai dabar ir prieikime prie to, kaip išleidžiat pinigus ir kiek išleidžiat jų. Aš tai... Yra toks dalykas, dabar, pavyzdžiui, nežinau, bet dabar, kai, pavyzdžiui, atsiranda daug pinigų, būna toks, jis man toks nelabai patinka dalykas, bet atsiranda toks, kad norisi išleisti, taip norisi kažkur pirkti, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, jeigu, pavyzdžiui, turi 100 eurų, tai aišku, aš asmeniškai, aš neišleisčiau daug, aš labai taupiai viską daryčiau, bet, pavyzdžiui, kai atsiranda jau 1000, 2000, 3000, taip jau vis ir didėja ta tokia dieninė išlaida, pavyzdžiui, norisi eit pavalgyti, norisi kažkokį pramogą eit padaryti ir taip būna, kad į dieną po 100 eurų būna išleista, tai tas biškit taip, reikia taip atsakingai išleisti, nes norisi taip išleisti kuo mažiau, bet suinvestuoti kuo daugiau ir tada, kad tau ir gauti kuo daugiau.
Man asmeniškai iš tikrųjų pasakysiu, kadangi su Alanu artimai bendrauju, Alanas yra tikrai žymiai taupesnis žmogus negu aš. Jisai pinigus taupo. Aš iš tikrųjų, aš išleidžiu pinigų gan daug, bet tai yra dėl to, nes aš savimi labai stipriai pasitikiu. Nes realistiškai, aš atsimenu, neseniai buvo toks momentas, na kaip neseniai, čia buvo, vos ne gal pusę metų iš tikrųjų, buvo tokia vieta, kur aš tiesiog buvau sudeginęs visus pinigus, mane buvo apgavę labai daug tūkstančių eurų ir aš tiesiog realiai buvau nulyje ir aš iš savo paskutinių 50 eurų juos paverčiau į kelis tūkstančius, jeigu neklystu. Tai aš tiesiog turiu tokį pasitikėjimą savimi ir aš dėl to nebijau leisti pinigų, nes aš žinau, kad aš visada, atkelsiu atgal. O taip tai paskutiniu metu išleidžiu tikrai labai daug, dažnai būna, kad net keli šimtus į dieną, tai nueinu nusipirkti drabužių, telefoną, laikrodį, galbūt tiesiog šiaip papramagaut kažkur, PlayStation'ą nusipirkau ir man net neskauda iš tikrųjų, nes man tie pinigai nesijaučia tokie didelį, ar kad aš juos perrandu, nes aš iš dalies, tikiu savimi, kad, aš galiu žymiai daugiau uždirbti, negu aš čia dabar išleidžiu. O tai pirkti telefonus, laikrodžius čia kasdienybė jau? Man kaip ir jo, iš dalies. Gerai, tai dar gal kam įdomu bus, kas berniukai ant jūsų rankų? Pas mane, kas čia, toks klasikinis laikrodis, Casio, pirkau čia kažkada, Vokietijoje buvau ir tiesiog ėjau pro parduotuvės ir pamačiau laikrodžius ir aš galvoju, man reikia kažkokio laikrodžio ir aš tiesiog ėjau, pamačiau šitą, labai patiko man ta spalva, tada atsimenu, dar Liudvikui nusiunčiau paklausti, kuris geriau buvo žalias ir tas toks kaip Tiffany Blue ir aš jam nusiunčiau, tada jis man pasakė, kad Tiffany Blue geriau atrodo ir aš iš karto pasiėmiau, nes man reikėjo kažkokio laikrodžio. Bet jisai čia klasikinis, 100 eurų kainuoja, gal dabar 100 kainuoja, neatsimenu. Jo, tai pas mane šiuo metu aš nešioju Seiko 5 series laikrodį, jis tikrai nėra brangus laikrodis, šitą iš tikrųjų nusipirkau prieš gal porą dienų, jis gal kainuoja apie 150 eurų, tačiau aš iš tikrųjų kaip ir kolekcionuoju laikrodžius, aš turiu šiuo metu 4 laikrodžius, pirmą nusipirkau tokį Lucien Roche, jo kaina apie 360 eurų, buvo mano laikrodis, kai uždirbau savo pirmą 1000 eurų internete, atsimenu. Tą nusipirkau, tuomet šiek tiek vėliau nusipirkau Tissot PRX, jis eina už plus minus apie 400 eurų. Tuomet nusipirkau šitą laikrodį prieš realiai porą dienų ir dar turiu vieną laikrodį tokį už porą tūkstančių, tenais yra Londžinės laikrodis, bet aš nelabai nešioju, jis tiesiog toks iš dalies kaip kolekcinis laikrodis. Tačiau šiais metais turiu tokį planą, kad iš tikrųjų galbūt visai norėčiau nusipirkti savo pirmą Rolexą, tai galbūt iki plus minus šių metų pabaigoje galbūt ir pamatysim kokį Rolexą. Tai, Liudviką jau galima suprasti, jau turbūt svajonė yra Rolexas, o Alanai? Aš kažkaip irgi norėčiau Rolexą, bet dabar kažkaip dar norėčiau gal kokio AP, visai norėčiau. Bet Rolexo jo irgi kažkaip norėčiau. O AP nebus per didelis kainas šiuo metu? Ta kaina tokia jo, bet kažkaip norėčiau taip kažkada turėti, nes tikrai laikrodis mane taip sužavėjo. Gerai. Taip pat gal daugumai gali pasidaryti įdomu, kaip po tokio savęs drožimo versle atsiliepia tai sveikatai, psichiniai geroviai? Sveikatai, šiaip pasakysiu iš patirties, buvo vieną kartą, kad turėjau projektą, buvo taip, kad turėjau projektą kuo greičiau paleisti ir gavos taip, kad kažkada prisėdau 3 valandą dienos. Bet aš jau buvau daręs tą projektą, bet man reikėjo jį šiandien užbaigti. Ir gavos taip, kad aš nuo 3 iki 6 ryto prabuvau. Ir labai buvo sunku, akis taip skaudėjo, kad tiesiog net nėjo primerkti akių. Tai tas buvo iš tikrųjų labai žalojo mane. Ir šiaip būna, kad, ta prasme, labai yra sunku žiūrėti į ekraną ir tiesiog darai ir po to viskas, akis išvargsta, tau norisi miego, bet tau reikia pabaigti tą dalyką. Tai tas buvo labai sunku ir
šiaip dažnai būna tokių dalykų. Man asmeniškai, aš iš tikrųjų pasakysiu, labai daug projektų realiai tiesiog feilinau, ypač pradžioje. Ir tas mano toks darbas man užtruko realiai žymiai daugiau darbo valandų ir tiesiog savęs, kaip atsidavimo pilnai savo projektam, kad pasiekė kažkokius rezultatus. Tai iš tikrųjų man yra atsiradę tokie, gal kaip galėčiau sakyti, šiek tiek labiau ilgalaikiški, tokios kaip psichologinės ar emocinės problemos. Realiai jos stipriai prasidėjo šią vasarą, dėl to, nes aš buvau tokioje kaip ilgas laikotarpis buvo, kada aš tiesiog, nejaučiu emocijų. Aš nelabai žinau, kaip ten patekau iš dalies. Kaip tiesiog buvo labai didelis darbas ir realiai reikėjo tas emocijas patraukti, tiesiog pilnai susikaupti ir tiesiog galėčiau dirbti kaip robotas. Ir po to aš iš tos tokios be emocijų fazės realiai išėjau vidury vasaros. Dėl to nes buvau kelionėje ir tada kažkaip tiesiog vieną rytą atsibudau ir susipratau, kas dedas. Tačiau po to atsigauti taip pilnai ir būti kaip paprastas žmogus yra iš tikrųjų gan sunku. Tai jo, aš manau, kad tikrai atsiranda tų tokių ilgalaikiškų tokių problemų. Tačiau viskas gerėja, man jau kaip ir viskas okei šiai dienai. Bet jo, reikia būti labai atsargiai iš tikrųjų ir gal buvo mano tokia biški problema, kad aš save persidirbdavau iš dalies, galėčiau sakyti. Gal reikėjo šiek tiek viską priimti lėčiau ir šiek tiek labiau strateguoti savo, projektus ir visus veiksmus, ką aš, ir priėmimus, kokius darydavau versle. Tai jo, tikrai manau, kad yra tokios kaip ilgalaikės problemos iš dalies. Gerai. Dar man čia toks labiau įdomus klausimas. Ar turit priklausomybę? Daryti projektus? Jeigu tai pas jūs įvardinama kaip priklausomybė, tai kodėlgi ne. Bet labiau kalbu apie narkotikus, alkoholį. Oi, ne, šis ne. Nei tos elektroninės cigaretės nedomina, nei rūkymas, nei gėrimas. Jo, tai faktas, kad nėra pas mus abu dėl to, nes šių visų dalykų tiesiog reikia, kaip ir minėjau, atsisakyti. Nes aš savęs, pavyzdžiui, neįsivaizduočiau, tarkim, alkoholiko ar priklausomo nikotinų ir kokiem narkotikam ir prie to pačio save atsidedant taip stipriai sportui ar verslui. Tiesiog šitie du dalykai, jie, nesimiksuoja iš dalies. Tu turi atsisakyti visų šitų, blogų savo savybių, jeigu tu nori iš tikrųjų kažką pasiekti ir svarbiausia savo rodyti, kad tu gali padaryti, ką tu tik nori. O tai kokia jūsų nuomonė apie tos milijonierius, kurie jau net nežino, kur dėti tos savo pinigus ir tiesiog juos naudoja narkotikam, alkoholiui ir tiesiog visą gyvenimą jau mato tik tame? Kaip, mano nuomonė, tai iš tikrųjų, kai tu pasieki tam tikrą lygį, kada pinigai net nėra kaip problema jau, bet jau yra jų perteklius, kada ta prasme mes įeinam į tokius lygius, kur žmonės yra verti $10 milijonų, $100 milijonų, milijardieriai. Ta prasme, jau tuo atveju, kai tu jau esi tiek pasiekęs, aš manau, kad žmogus gali pilnai prisijimti, ką jis nori daryti savo gyvenimu, ar ne, ar tai būtų, ta prasme, tu realiai jau būni, iš tikrųjų, tu turėtum pats nuspręsti, ar tu jau pabaigęs tą gyvenimo žaidimą, ar ne, tačiau jau tokio lygio aš manau, kad tu tiesiog, aš negalvoju nieko blogo apie tos žmonės, nes kad jie daeitų iki to lygio, labai dažnai jie, turi tikrai būti labai disciplinuoti žmonės ir visų šitų dalykų atsisakyti. Bet kai tu jau pasieki kažkokį lygį, tada taip, tu gali šiek tiek suleisti atsipalaiduoti, ar kad ir ką tu realiai nori veikti. O ar nesibaiminat, kad su laiku ir jūs pagaus tos? Kažkada galvojau, kad jeigu turėsiu tiek daug pinigų ir tiesiog pradėsiu, nesąmonės daryti ir taip kartais užeina tokias mintis, tai nenorėčiau, kad tai būtų, nes tada nežinai, kas gali būti, tada gal nueisi gyvenimo dugną ir pasibaigs tam. Jo, tai faktas, kad yra buvo tokių minčių, bet, nežinau, aš manau, kad aš, kai būsiu jau pasiekęs tam tikrą lygį, aš savo
leisiu šiek tiek labiau atsipalaiduoti, ar galbūt, nežinau, tiesiog, Nors sakyčiau, tiesiog balansą reikia turėti. jo, yra labai svarbu turėti tokį balansą. Gal ne balansas, sakykime, gal savikontrolė labiausiai taip. loštų šitokiam matymui. Taip, faktas. Gerai, tai abu einat į sporto salę. Kada paskutinį kartą buvot? Prieš savaitę. Ne, nu dabar su sporto salė su santykiais negerai yra dabar. Labai negerai. Abiems su Alanu nutiko, šiaip mes einam įprastai apie 6 kartus į savaitę realiai į sporto salę. Tikrai labai dažnai sportuojam. Tačiau dabar yra toks nutikęs atvejis, turim problemų su mūsų sporto salės. Turim problemų su sporto salės abonementais ir tiesiog nelabai galim šiuo metu eiti. Vaisas, jeigu žiūri, va. Gvidai, jeigu žiūri, va. Ką man pasakysiu? Ką treneriui pasakysiu? O teis, treneri, grįšiu pas tave dar. Gerai. Sutvarkysiu. Gerai, surimtėkim atgal. Kokį svorį krūtinės laikot? Dabar 100. Aš stumiu 8,5. Ignai. Hmm? Kiek krūtinės? 90. O, visas vyras. Tai dar primenu, kad visi šie 3 jaunuoliai dar laisvi, tai, taip kai spėjai. Gerai, tai mes visi esam draugai, sakykim, ir girdžiu, kad vienas kitą labai mėgstat, nesakysiu kaip liaudiškai, bet, sakykim, šaipytis vienas iš kito, kad labai daug laiko praleidžiat Instagram'e ar tokia. Ką apie tai pakomentuotumėt? Nu, baisu. Nežiūrėkit tų socialinių medijų, nes kitaip blogai bus. Jo, iš ties pasakysiu, net ir tokiem užkietėjusiam verslininkam kaip mums su Alnu, iš tikrųjų tikrai yra labai lengva pasigauti tokią kaip mini priklausomybę ten Instagramui ar TikTokui. Iš ties gali kartais pražiūrėti kelias valandas ir net nesuprasti. Pavyzdžiui, būna, tu dirbi prie projekto, ne? Ir tiesiog iš niekur tiesiog pasakai savo, man reikia biškai pertraukos, ne? Tu pasiemi telefoną ir įsijungi, pavyzdžiui, kokį Instagramą ir tu pradedi scrollinti, ne? Ir iš tų 5 minučių gali pavirsti kokią 30 minučių ir čia yra žiauriai blogai, pavyzdžiui. Jo, tikrai, iš ties. Baisus dalykas, tie socialiniai tinklai šiais laikais reikia stengtis. Būna kartais, kad tu pasiemi telefoną ir tu net nežinai, dėl ko tu jį pasiemi, nes tiesiog jau ant tiek smegenys ir iškepusios, kad tiesiog nebespranti, ką tu darai. Jo, tikrai reikia vengti ir... Tai jūsų teigimu, jūsų smegenys iškepusiais. Oi, būna iškepusios. Atvėsint po to reikia. Jo. Bet aš manau, kad mes, ta prasme, tiesiog suprantame šitą dalyką, bet iš ties tai liečia, manau, šiais laikais praktiškai visus jaunolius, plius minus mūsų amžiaus. Tiesiog kiti žmonės to nelabai supranta. Taigi, kaip bebūtų gaila, šioje vietoje mūsų filmavimo įranga sustreikavo ir dėl to praradome dalį medžiagos. Dėl to šioje vietoje pokalbį ir baigiame. Dar kartą noriu padėkoti mūsų pašnekovams Liudvikui ir Alanui, Ignui už pagalbą befilmuojant ir taip pat noriu padėkoti jums, klausytojai, kad skiriate savo laiką, pasidalinkite, jei galite ir laukite kitų serijų. Ačiū jums labai ir iki greito.